Ši meditacija skirta sudėlioti mentaliniam ir dvasiniam lygmenį savo ateinančius metus. Šis senovinis ritualas, kuris vadinasi 12 šventų naktų, prasideda gruodžio 25 dieną ir baigėsi sausio 6 diena, kada yra 13 šventoji naktis. Tai yra sakralus laikas ir mūsų protėviai, tai žinodami, išnaudodavo šį laiką ramiam išbuvimui, apmąstymui praėjusių metų ir tos pamokos praėjusių metų, jos paklojamos kaip pamatas, kaip tvirtas pamatas ateities rūmui statyti. Tačiau šią meditaciją, ir gal sakyčiau kontempliaciją, galima atlikti, šitą praktiką atlikti su jaunaties energijomis, tai yra 2026 metų sausio 18 dieną, kai bus jaunaties diena, kaip tik bus labai tinkama pozityvi 30 mėnulio diena, tai yra auksinės gulbės diena, ne kiekvieną mėnesį būna šita diena. Taigi dar galima suspėti ir susidėlioti savo metus, įspausti savo ketinimą į kvantinį lauką, į motinos visatos vandenyną. Taigi pirmoji diena kurios tema yra laisvė, draugystė ir harmoningos žmonijos vizija. Tai yra vandenio ženklas pagal zodiaką ir tai yra sausio mėnuo nuo 20 dienos iki vasario. Taip eisime pirmyn. Taigi vandenio simbolis yra šviesa. Vandens nešėjas pila šviečiančią energiją, sėdamas laisvės sėklas į visų kultūrų sielas. Gali vizualizuoti ugnį savo krūtinės viduryje ir matyti, stebėti, kaip ta liepsna ir jos išskiriama šviesa ir šiluma skleidžiasi, užpildo visą tavo aplinką ten, kur tu esi, ar tu esi savo kambaryje, ar tu esi savo namuose. Tada plečiasi, užpildo visą tavo gatvę, visą miestą, visą šalį, visą Žemės planetą
ir visą visatą. Saulė visuomet buvo žmogui šviesos ir šilumos šaltinis. Saulę žmogus vadino Dievu. Ir mes galime kontempliuoti, ištarti tuos vardus, tų dievybių, kurias gerbė, minėjo senovės baltai, mūsų protėviai. Ir tai aišku yra Saulė, Saulė Motulė, tai yra aidis, dvasinė išmintis, vidinė šviesa, ir tai yra Deivė Gabija, dvasinė šviesa. Užrašyk, į kurias dalis tavo gyvenime dar gali atnešti šviesos, šilumos ir laisvės sau ir aplinkiniams. Antrasis mėnuo. Vasario mėnuo ir zodiako ženklas Žuvis. Simbolinis žodis ir dorybė, kurią ketiname įspausti į kvantinį lauką, tai yra gailestingumas. Vizualizuok, kaip per tavo krūtinės vidurį, per tavo širdį teka dvi upės. Dvasinė ir materijos upės, srovės, tėkmės. Ir gali ištarti žodžius. Aš atveriu savo širdį pasaulio kančiai. Mano gailestingumas teka per mane, lyg gydantis vandenis, apjungiantis materiją ir dvasią meilėje. Šios dvi upės, šios dvi tėkmės susijungia, kai išmokstu duoti ir priimti vienodai. Vizualizuok versmę, kylančią iš tavo širdies ir užliejančią ką nors, kam trūksta gerumo, kilnumo, kas tai bebūtų, žmogus ar situacijos. Leisk, kad ta srovė, tas krištolinis vanduo pripildytų, atgaivintų, pamaitintų tave ir kitus vienu metu. Pajaus, kaip tavo paties, tavo pačios ryšiai, prisirišimai
suminkštėja, kai juos užlieja šios dvi tėkmės, šios dvi šventos upės. Ir užrašyk, kokiais būdais aš galiu gyventi dar didesnėje empatijoje, leisdama, kad mano rūpestis dėl kitų ir manęs tekėtų laisvai ir harmoningai. Gali pasisemti ir parsinešti šaltinio vandens arba pripilti į butelį vandens ir palikti jį ant žemės per naktį, kad jį palaimintų mėnulio energija. Ir tada apšlakstyk tuo vandeniu slenkstį, savo namų slenkstį, palaimindama ir pakviesdama harmoniją tarp matomų ir nematomų pasaulių. Ir kai tai darysi, kai kiekvieną kartą prisiliesi prie vandens, pagerbk vandens dvasią ir protėvius, kurie lydi gyvenimo emocijų sroves. Visur, kur gyvenime regi poliariškumą, tam reikalinga šitų dviejų srovių suminkštinanti, nuplaunanti energija. Aš pakviečiu dvi tėkmes, dvi sroves apsijungti mano širdyje. Dievybės, kurias nuo seno garbino žmonės, kurios susiję su vandenimis, tai buvo Afroditė ir Poseidonas. Baltai garbino bangpūtį. Trečioji šventoji naktis. Kovo mėnuo ir zodiako ženklas avinas. Simbolis. Jauna graži moteris ugniniais plaukais. Šio mėnesio tema yra ugninė valia, pažadinanti naują drąsą, pasiaukojimą ir įžiebianti tiesos kelią. Taigi, raktinis žodis – pasiaukojimas. Gali uždegti žvakę ir stebėti liepsną, ramiai įkvėpdama ir iškvėpdama. Ir įsivaizduok, kad duodi sau kažko truputėlį, galbūt laiko,
galbūt dėmesio, energijos, kad suteiktum prasmės kažkam daugiau nei tu. Pajausk savo kūne kylančią drąsą, kai tu ragauji savo pasiaukojimo vaisius. Ir užrašyk, kokį drąsos aktą ar savęs paaukojimą tu gali atlikti šiais metais, kad tai susilygiuotų su tavo aukščiausiu tikslu, kad tai turėtų tau didžiausią prasmę, kad tai būtų daugiau negu tu, daugiau negu mažytis ego troškimas. Dievybės, kurias žmonija garbino įvairiuose kultūrose, tai keltų, Brigit, ugniniais plaukais, graikų Hestija, egiptiečių Sekmet deivė, liūto galva, atsakinga už transformacijas, senovės baltų, Gabija ir Perkūnas, perkūnijantis. Ketvirtas mėnuo, balandžio mėnuo ir ženklas Jautės. Tema – atgimimas, ištvermės jėga ir vidinis pastovumas. Jautiškos, stiprios energijos, kurių šaknis yra kūrinijos daina. Ir atsinaujinantis gyvenimas. Kūrinijos daina, tas pirmykštis garsas Om. Gali išeiti basomis ant žemės ir vizualizuoti, kaip iš tavo pėdų nutįsta šaknis. Ir pajausk tą atsinaujinimo energiją tekančią per kiekvieną tavo kūno ląstelę, per tavo protą. Kiekvienas įkvėpimas, kiekvienas širdies dūžis aktyvuoja tavo augimą. Jausk garsą Om ataidinti kiekvienoje tavo ląstelėje. Užrašyk, kur savo gyvenime tu jauti, kad reikia atsinaujinimo ir atgimimo.
Paklausk savęs, kaip galėtum pasisemti energijos iš gyvenimo cikliškumo, kad sustiprintum save ir sužydėtum. Labai laukiniškas ritualas, kurį gali atlikti, tai labai švelniai paniūniuoti ar padainuoti žemei, motinai. Mūsų promotės nuo seno niūniuodavo, dainuodavo, dirbdamos darbus. Kai išeisi į lauką, paberk įvairių sėklų kaip auką žemės dvasioms. Tai yra labai senovinis ritualas, maitinantis dirvą dainomis ir maistu. Ir tikslas – pažadinti derlingumą. Prisimink, kad tavo širdies virpesiai visuomet yra susilygiavę su Om, didžiąja kūrinijos daina. Ir tu gali kartoti vardus senovinių dievybių, kurios yra susijusios su šia diena. Tai yra graikų Demetra, gyvenimo ciklų deivė, na ir lietuvių žemyną. Penkta šventa naktis, penktas mėnuo, gegužė. Zodiako ženklas Dvyniai. Simbolis žvaigždės dvynės. Tema – atleidimas. O išminties dvasia, mokyk mane priimti ir suvokti abu polius. Tegul atleidimas apšviečia taką tarp visų dualumo apraiškų. Šį mėnesį mes mokomės apjungti tai, kas mirtinga ir nemirtinga. Laikytis dviejų priešingų polių ir pastatyti tarp jų tiltą – atleidimą. Identifikuok įtampą, klaidą ar konfliktinę situaciją įvykusią praeities metais ir pasiųsk jai vidinę auką, dovaną, supratingumą. Pajausk, kaip lengvumas pakeičia savęs teisimo naštą. Ir užrašyk, kokius santykius, veiksmus ar vidinį konfliktą esi pasiruošusi ar pasiruošęs
atleisti, kad galėtum įžengti į šviesų į savo sielos kelionės etapą. Išeik naktį į lauką, pažvelk į žvaigždes arba į nakties tamsą ir garsiai ištark visus vardus žmonių, kuriems nori atleisti, kuriems turi atleisti. Pasiųsk iškvėpimą į dangų. Kai oras šaltas, tavo iškvėpimas išeina kaip garas. Ir tai bus tiltas tarp pasaulio. Leisk vėjui nešti tavo atleidimą. Šešta naktis. Birželio mėnuo, zodiako ženklas Vėžys. Simbolis 1000 gulbių. Ir tema švelnumas. Te mano švelnumas veda mano rankas ir širdį. Leisk būti man maitinančios meilės indu. Šio mėnesio tema maitinanti švelnumo galia, kuris saugo sielos namus ir apgaubia visas būtybės vienodai. Matomas ir nematomas. Sudėk rankas ant krūtinės vidurio, ant savo širdies erdvės. Ir įsivaizduok ar vizualizuok minkštą ir spindinti tave visą kūną apgaubianti rūką. Jis apgaubia tavo namus ir visus žmones. Ir atlik, kad ir smulkiausius darbelius su visiška atida ir kruopštumu, su atsidavimu. Įsivaizduok save mažoje valtelėje, kuri švelniai supasi ramaus ežero viduryje. Ir ta valtelė yra apsupta 1000 tylių gulbių gerumo energija. Užrašyk, kur ir kam šiais metais aš galiu skirti savo būtį ir pasirūpinti su visu didžiausiu švelnumu. Laukiniškas senovinis ritualas, kurį gali atlikti užsidegus smilkalą
Geriausiai tokį, kuris yra pagamintas iš pundelio susuktų žolynų, užsidegti smilkalą ir apeiti aplink savo namus, palaimindama visą erdvę ir tark palaiminimo ir apsaugos žodžius kiekvienam gyvenančiam tuose namuose. Septinta naktis, septintas mėnuo, Liepos mėnuo ir ženklas zodiako liūtas. Saulės širdis. Ar saulė širdyje? Ir tema visatinė meilė. Mano širdies saulė, šviesk per mane, tesklinda šiluma ir meilė. Drąsa ir kilnumas. Gali išeiti į lauką ir ištarti: dovanoju savo gyvenimo kibirkštį nakties dangui. Tai yra atsinaujinusių gyvybinių galių simbolis. Paklausk savęs, kaip galėčiau suteikti savo širdžiai dar daugiau švytėjimo, suteikdama jai dar daugiau šilumos, paramos ir drąsos ateinančiais metais. Uždek žvakes ar ugnį, židinyje ar laužą. Paskambink varpeliais. Ir pakartok: mano širdies saulė, šviesk per mane, tesklinda šiluma ir meilė, drąsa ir kilnumas. Senovinės baltų dievybės yra Gabija ir Perkūnas. Aštunta naktis, aštuntas mėnuo, rugpjūtis, zodiako ženklas mergelė. Tyrumas, vidinis vaikas. Tema: siela yra tyrumo indas, pripildytas dieviškos išminties ir tarnystės.
O dvasia, išvalyk mano širdį, kad aš galėčiau išlaikyti tyrumą ir tapti išminties ir tarnystės indu. Vizualizuok savo sielą kaip švarų, skaidrų vandenį. Leisk visoms drumzlėms ir nešvarumams ištirpti ir užpildyk tyrumo taurę ramybe ir krištoliniu aiškumu. Užrašyk, ką gali pakeisti, kad atlaisvintum vietos aiškumui, tyrumui, skaidrumui ir leistum integralumui vesti tavo veiksmus ir mintis per visus ateinančius metus. Gali pasemti šaltinio vandens ir palaiminti jį su druska. Gali naudoti visiems ritualams, kai reikia išvalyti tavo erdvę, apšlakstyti slenksčius, išvalyti, papurkšti visą erdvę prieš ateinant žmonėm ar po susitikimo su žmonėmis. Senovės Egipto deivė Izidė buvo dieviškos taurės sergėtoja. 9 naktis rugsėjo mėnuo, svarstyklių zodiako ženklas. Raktinis žodis – taika. Tema – kosminis balansas tarp šviesos ir šešėlio, laisvės ir lemties, vidinė harmonija kaip gyvas patyrimas. Ištiesk rankas į šalis ir įsivaizduok, kad tavo delnai lyg svarstyklių lėkštelės, tos spindinčios kosminės svarstyklės, į kurias įdėtas vidinis ir išorinis gyvenimas. Pajaus, kaip tavo širdyje, krūtinės viduryje ir galvoje, prote įsivyrauja tobula pusiausvyra. Ir tebūnie tavo kūnas, tavo kvėpavimas ir mintis harmonijoje. Užrašyk, kuriuose tavo gyvenimo srityse dar gali atnešti
daugiau pusiausvyros. Galbūt sprendimuose, santykiuose ar veikloje šiais metais. Gali sukurti laukinišką ritualą. Paaukok grūdų ar vaisių ant savo altoriaus ir padėk abiejose pusėse, ir šviesiojoje, ir tamsiojoje. Palaimink abi puses. Pagerbk senovinę tradiciją, kad tiek šviesos, tiek tamsos jėgos, jos abi kuria bendrystėje. Senovės graikų deivė Maat, kuri ir vaizduojama ištiestomis rankomis ir kuris sveria širdį, kuri turėtų būti lengvesnė už plunksną. Ir senovės baltiškos deivės, tai laima, gimimo ir giltinė, pabaigos, mirties deivės. Abi labai svarbios. Dešimtoji naktis, 10 mėnuo, spalis, Skorpiono zodiako ženklas, simbolis Fenikso sparnai. Ir pagrindinė tema - per išbandymus aš patiriu pokyčius. Mano pokyčio dėka aš pakylu iš šešėlio ir įgaunu šviesos sparnus. Tampu angelu. Per išbandymus įvyksta pokytis, persitvarkymas, persigrupavimas, transmutacija. Ir tai yra kvantinis šuolis iš vienos realybės šešėlio į kitą, į šviesos sparnus. Kvantinis šuolis iš laiko juostos, kuri remiasi meile, ar baime. Kai pakylame iš baimės laiko juostos, mes pakylame į meilę. Senovės dievybės Persefonė, patirianti savo gyvenimą požemyje, Hado karalystėje ir viršuje, kai viskas sužydė. Gabija, laimė, giltinė. Vizualizuok savo šios akimirkos patį didžiausią iššūkį, pačią sunkiausią situaciją. Vizualizuok, kad šita situacija išsilydo
ir tampa energija, iš kurios randasi šviečiantis sparnai, kurie iškelia tave virš visų apribojimų. Labai senoviškas, laukiniškas ritualas yra užrašyti ant mažo popieriaus gabalėlio, ką norėtum paleisti, kas jau tau nebereikalinga. Atiduok jį ugniai. Ir kai dūmai kils į dangų, tebūnie tai auka, kurią tu paskiri pokyčių dvasioms. O tada išbarstyk pelenus tekančiame vandenyje arba dirvoje. Ir pasėk atgimimą. Įteik, kad tai, ką tu paleidai, yra trąša naujumui augti. Vienuolikta naktis. Ir tai yra lapkričio mėnuo ir Šaulio zodiako ženklas. Amžinybės strėlė. Šio mėnesio tema – tiesa. Te tiesa lydi mano sielą, kai aš einu per iliuzijos šydą link amžinosios išminties, aukščiausios tiesos. Šaulys. Šviečiančia auksinė strėle, šaunantis į amžinasias tiesas. Iliuzijų šydas suplyšta ne kur kitur, bet mūsų viduje. Kai mes širdies šviesos ir intuicijos vedami keliaujame link amžinosios išminties, kuri visada buvo, kuri yra įgimta, kurią senovės žmonės vadino gnose, gnauzis, kurią vadino Sofija. Ir gali vizualizuoti, kad nubrėži strėlę, kuri yra šviečianti. Ir ji nukreipta į tavo aukščiausio suvokimo viziją. Gali net įsivaizduoti, kaip tu įtempi lanką ir paleidi tą strėlę su intencija ir krištoliniu aiškumu. Užrašyk, kokios tiesos stipriausiai šaukiesi šiais metais.
ir kaip gali tą savo tiesą drąsiai pasiekti. Gali pasimti strėlę arba tiesiog vizualizuoti simboliškai, iškelti ją ir pasirinkti savo kryptį šiems metams. Kokia tai bus kryptis? Ir pasiųsk savo iškvėpimą pavėjui. Senoliai sakydavo, kad tai yra šitas ritualas krypties visiems šiems metams numatymas. Tam jie kviesdavosi senovinę deivę Artemidę ir Horą. Dvyliktoji naktis. Gruodžio mėnuo rodos taip toli. Ir zodiako ženklas ožiaragis. Simbolis - žvaigždė kalno viršūnėje. Tema - per pastangą ir kovą siela kyla aukštyn, lydima malonės. Žvaigždė kalno viršūnėje yra malonė. Kryptis - dvasinga šiaurė. Tai yra finalinė 12 naktis pripildyta didžiausios magijos. Ir rodosi tai dar taip toli, tačiau jau galima vizualizuoti, kaip vienas mėnuo pereina į kitą, sukurdami liktai karolius, kurie yra sudėlioti ratu, ir tas cikliškumas, tas magiškas metų vėrinys per pastangą ir kovą siela kyla aukštyn, lydima malonės. Įsivaizduok arba vizualizuok save užlipantį į kalno viršūnę. Juk reikia pastangos. Vizualizuok save stovinčią ar stovintį kalno viršūnėje. Kuo aukščiau tu kopi, tuo lengvesni tavo žingsniai. Ir tave lydi malonė. O pačioje kalno viršūnėje pajausk visišką įsiplėtimą, visišką malonumą, nes tavo pasiekimas užpildo tave išsipildymo ir sėkmės malonę. Tas jausmas, prisimink, kai užbaigi kokią nors užduotį,
užbaigi projektą. Ir siela turi daug užduočių daugelyje gyvenimų. Ir susilygiuodama su šių metų 2026 pabaiga, įspauski kvantinį lauką pilnatviško pasitenkinimo jausmo įspaudą. Pamatyk tai, pajausk tai. Ir pakviesk malonės energiją apgaubti ir lydėti tave visus šiuos metus. Kiekvieną tavo žingsnį. Ištark, užrašyk. Aš atsiveriu visatos gausai. Mano kryptis šiaurė, dvasinga šiaurė. Dėkoju visoms dovanoms, kurias gavau. Švenčiu save ant kalno viršūnės. Pajausk dėkingumą, tokį išsiplėtusi, šiltą, malonų, saldų, koks jis bebūtų, už viską, kas buvo pasiekta, už visas viršūnes. Užrašyk, į kokias viršūnes tu jau užkopei ir kaip gali įkūnyti malonę, kaip gali pasiekti naujas viršūnes. Laukiniškas ritualas, kurį gali atlikti, išeidamas į lauką po žvaigždėmis, pasiūlyk, paaukok saują grūdų ar druskos, ar savo oro gūsį šiaurės kryptimi, savo protėviam, padėkodamas už vedimą. Dvylika stebuklingų įspaudų, kuriuos dabar išvardinsiu. Gali užmerkti akis ir vizualizuoti ratą, kurio viduje dega žvakė. Ir aplinkui sudėti 12 simbolių ar 12 žvakių. Tu gali ir įkūnyti šitą ritualo dalį, išdėliodamas ir atlikdamas. O aš dabar dar kartą pakartosiu visas tas dorybes, kurias gali įspausti į beribį kvantinį lauką. Pradėsim nuo vandenio. Sieloje gimstanti šviesa. Žuvis. Gailestingumas. Avinas. Ugninė valia. Drąsa. Pasiaukojimas. Jautis. Atgimimas. Ištvermės jėga. Vidinis pastovumas.
dvyniai, atleidimas, išminties dvasia, nušviečianti dualumą, vėžys, maitinanti švelnumo galia, sauganti sielos namus, liūtas, visatinė meilė, drąsa ir kilnumas, mergelė, tyrumas, vidinis vaikas, siela, tyrumo indas, svarstyklės, taika, kosminis balansas tarp šviesos ir šešėlio, skorpionas, fenikso sparnai, per išbandymus į pokytį, šaulys, tiesa, amžinybės strėlė, ožiaragis, malonė, sielos pakilimas per pastangas į dvasinės viršūnės, malonė lyg žvaigždė karūnoje, 12 šviesos sėklų, kurias aš pasėju kvantiniame lauke, mano visi metai turi kosminę kryptį. Ir 13 naktis. Ji vadinama epifanija. Išvertus tai yra manifestacija ar staigus nušvitimas, staigi įžvalga, staigus suvokimas. Ir tai apima visą ratą. Ir tai yra epifanija arba kosminis apsijungimas. Karalienės naktis. Prašau, apjunk manyje visas kūrinijos dovanas šioje epifanijos naktyje, kad aš galėčiau keliauti per metus vienovėje su visomis būtybėmis, švytinti palaimoje ir pilnatvėje. Taigi šios 13 nakties, kuri vyksta sausio 6 dieną tema, visos zodiako jėgos susijungia. Randasi kūrinijos vienovė, kosminis apsijungimas. Ir praktika, kurią gali atlikti, kaip aš dabar atlieku, darydama šitą įrašą. Centre uždek žvakę, o ratu sudėliok 12 mažų žvakelių arba įvairių simbolių, akmenėlių,
mineralų, statulėlių, kurios tau simbolizuotų kiekvieną iš 12 naktų, kiekvieną iš 12 mėnesių, kiekvieną iš zodiako ženklų. Ir prisimink tą savybę, kurią nori savyje pasėti, puoselėti ir auginti per šiuos metus. Vizualizuok arba stebėk atmerktomis akimis, kaip 12 šviesos spindulių susijungia centre, suformuodama šviečiantį orbą. Viena stipri energija, vienovė. Pabūk su tuo jausmu. Tu sėdi ir regi, jauti vieningą energijos lauką, sudarytą iš 12 mėnesių, tavo ateinančių metų žingsnių. Lėtai kvėpuok ir pajausk visu kūnu, kiekviena kūno ląstele šių pamokų integraciją. Vizualizuok, jausk, kaip į kvantinį lauką įsispaudžia visos praeities pamokos, tavo tvirtas pamatas, ant kurio tu statai savo ateities rūmą. Jaus, kaip integruojasi, įsirašo į kiekvieną kūno ląstelę tavo įžvalgos ir tavo pokyčiai, kuriuos tu įkūniji su meile, lengvumu ir džiugesiu. Užrašyk. Kaip aš galėčiau atnešti visą integruotą 12 šventų naktų išmintį, šviesą ir pokyčius į kiekvieną mano metų akimirką. Tyloje leisk ateiti įžvalgoms, intencijom. Tik liudyk savo metus kaip integralų vienį, šviečiantį galimybių lauką, beribių galimybių lauką, be jokių ribų. Šią 13 naktį pagerbk 3 motinas ar 3 lemtis, kurios audžia gyvenimo audinį. Gali paaukoti medaus, pieno ar smilkalų, orui, žemei ir vandeniui. Tai yra laukiniškas senovinis ritualas. Išeik basomis į lauką. Šiandien šita užduotis sudėtinga, todėl kad labai daug sniego ir šalta. Išsakyk savo dėkingumą žvaigždėms, visoms būtybėms, visose lygmenyse. Ir pajausk savo kūne, tiesiog pajausk ramybę
išsiplėtimą, džiugesį, kad padarei viską, kaip galėjai geriausia. O dabar leisk visatai suteikti tau tai, ko tu taip stipriai trokšti. Tebūnie palaiminta kiekviena šių metų akimirka. Dėkoju, dėkoju, dėkoju. Taip jau yra mano gyvenime. Tebūnie.